Pagal oficialius ligoninės įrašus, tą vakarą skubios pagalbos skyriuje buvo 2 tuščios lovos. Tai patvirtino elektroninė lovų valdymo sistema. Tačiau sistema nebuvo atnaujinta realiuoju laiku. Dėl šios klaidos pacientė Rūta nebuvo nedelsiant paguldyta. Ji buvo palikta laukti koridoriuje. Laukimas truko per ilgai. Per tą laiką jos būklė sparčiai blogėjo. Rūta buvo atvežta greitosios pagalbos automobiliu vėlai vakare. Jis skundėsi stipriu pilvos skausmu, galvos svigimu ir silpnumu. Paramedikai savo ataskaitoje pažymėjo galimus vidinio kraujavimo požymius. Kraujospūdis buvo žemas, pulsas greitas, oda blyški ir šalta. Tai buvo aiškus signalai. Tokiais atvejais laikas yra kritinis. Priėmimo zonoje budintis personalas užregistravo Rūtą sistemoje, tačiau lovos statusas buvo pažymėtas kaip užimta. Slaugytoja paklausė koordinatoriaus. Atsakymas buvo trumpas – laukite. Niekas fiziškai nepatikrino palatų, niekas neperžiūrėjo alternatyvų. Dokumentuose vėliau buvo nustatyta, kad 2 lovos stovėjo tuščios daugiau nei 3 valandas. Rūta sėdėjo ant metalinės kėdės. Ji laikėsi už pilvo. Skausmas stiprėjo. Ji kelis kartus paprašė pagalbos. Liudininkų parodymai rodo, kad jos balsas tapo silpnas. Viena pacientė vėliau sakė, kad Rūta pradėjo drebėti. Tai buvo šoko pradžia. Tačiau niekas nesiėmė skubių veiksmų. Praėjus beveik valandai buvo atlikti pirmieji kraujo tyrimai. Rezultatai parodė greitai krintantį hemoglobino lygį. Tai reiškia aktyvų kraujavimą. Ši informacija buvo įvesta į sistemą. Ji buvo matoma gydytojams. Tačiau sprendimas dėl skubios operacijos nebuvo priimtas. Byloje vėliau bus pažymėta. Informacija buvo. 4 valandų laikotarpis tapo lemiamas. Per tą laiką Rūta kelis kartus neteko sąmonės. Ji buvo prijungta prie lašelinės, bet tai buvo tik laikina priemonė. Chirurgas tuo metu buvo ligoninėje. Operacinė buvo paruošta, tačiau nebuvo oficialaus nurodymo pradėti procedūrą. Sistema nerodė kritinės būklės žymos. Žymos niekas neįjungė. Kai pagaliau buvo nuspręsta operuoti, Rūta jau buvo kritinės būklės. Operacijos metu buvo patvirtintas masinis vidinis kraujavimas. Kraujas buvo pilvo ertmėje, audiniai buvo pažeisti. Gydytojai padarė viską, ką galėjo. Jie sustabdė kraujavimą, jie išgelbėjo jos gyvybę. Tačiau žala jau buvo padaryta. Po operacijos Rūta pabudo reanimacijoje. Ji negalėjo judinti kairės kojos. Vėliau paaiškėjo, kad dėl ilgo deguonies trūkumo ir kraujo netekimo buvo pažeisti nervai. Gydytojų išvada buvo aiški. Fizinė negalia liks visam gyvenimui. Ji daugiau niekada nevaikščios taip kaip anksčiau. Ligoninės atstovas spaudai vėliau pareiškė, mes nebuvome informuoti apie situacijos rimtumą. Šis sakinys tapo pagrindiniu gynybos argumentu. Tačiau tyrimo komisija turėjo kitokią nuomonę. Ji peržiūrėjo sistemos žurnalus, ji patikrino laikus, ji apklausė personalą. Išvada buvo viena. Informacija buvo pateikta, ji buvo sistemoje, ji buvo matoma, tačiau ji buvo ignoruota. Niekas neprisiėmė atsakomybės. Kiekvienas sprendimas buvo atidėtas, kiekvienas atidėjimas kainavo laiko, o laikas kainavo Rūtai sveikatos. Forenzinis tyrimas atskleidė sisteminės klaidas, ne tik techninės, bet ir žmogiškas. Buvo nustatyta, kad personalas per daug pasitikėjo ekranais, buvo pamiršta patikrinti realią situaciją, buvo pažeistos skubios pagalbos procedūros. Visa tai sudarė mirtiną grandinę. Ši byla tapo tylia pamoka, ne apie technologijas, apie abejingumą. Rūta išgyveno, tačiau jos gyvenimas buvo negrįžtamai pakeistas. 2 tuščios lovos tą naktį liko nenaudotos, o viena klaida liko įrašyta ne tik dokumentuose, bet ir žmogaus kūne visam laikui.